BetSafe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Su Biovelas Stix nuotykių nestiks. Ir namuose, ir krepšinio kovose Lietuvos rinktinė pergalėms įkrauna Elektrum. Jūs galite mėgautis populiarių mėsainių su sūriu tik už 1,50 €. Apsikeitė rezultatyvimis atakomis rinktinės. Gintaro baldai – oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. Kalnapilis – numeris 1 nealkoholinis alus Lietuvoje. Rinktinės radijas – Radio centras. Radio centras. Skamba gerai. EMSI – lietuviškas degalinių tinklas. 45 degalinės Lietuvoje. Mes už Lietuvą. Su Biovelas Stix nuotykių nestiks. BetSafe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Sveiki Lietuvos krepšinio gerbėjai, čia speciali tiesioginė laida Energija pergalėms, skirta netrukus Šveicarijoje prasidėsiančiai olimpinių kvalifikacijos turnyrų burtų traukimo ceremonijai. Kaip žinia, šiandien paaiškėjo 4 vietovės, 4 valstybės, kurios organizuos olimpinius kvalifikacijos turnyrus, tai Graikija, Latvija, Ispanija ir Puerto Rikas. Ir šiandien vėliau paaiškės būtent komandos, rinktinės ir vietos, kuriuose tos rinktinės varžysis dėl kelialapių į Paryžiaus olimpinės žaidynės. Tai šią tiesioginę transliaciją ir visą burtų traukimo ceremoniją mes stebėsime kartu su Lietuvos krepšinio federacijos generaliniu sekretoriumi Mindaugu Balčiūnu. Labas vakaras, kolega. Labas vakaras, mėly kolegos. Ir taip pat burtų traukimo ceremonijoje dalyvauja Lietuvos vyrų rinktinės direktorius Žydrūnas Vilenčikas. Tai su juo taip pat pasistengsime susisiekti iš karto po burtų traukimo rezultatų ir juos aptarti su kolega esančiu Šveicarijoje. Ir taip pat turime planą gauti karštą Lietuvos vyrų rinktinės vyriausiojo trenerio Kazio Maksvyčio komentarą. Kaip žinia, jo vadovaujamas Kauno Žalgiris šiuo metu BetSafe LKL turnyre rungtyniauja su Klaipėdos Neptūnu, tai linkime treneriui be abejo sėkmės ir po rungtynių lauksime čia prisijungiant prie mūsų studijoje čia Lietuvos krepšinio federacijoje krepšinio namuose. Tai pradėkim gal nuo tos šiandien pirmosios žinios, kur FIBA būtent vykdančiojo komiteto sprendimu buvo paviešinta 4 valstybės, kurioms suteikta teisė organizuoti šį turnyrą. Tai kaip ir minėjau, Graikija, Latvija, Puerto Rikas ir Ispanija. Tai kolega, kokios tavo pirmos tokios reakcijos, žinant, kad didžioji dalis turnyrų vyks vis tik Europoje, neturėsim turnyro Azijoje, kur galbūt tikėjomės, tai kokios tiesiog pirminės reakcijos? Čia ypatingai gal didelės konkurencijos nebuvo, noriu pasakyti, ir sąlygas, kurias FIBA iškelia visų pirma finansinės, tikrai nėra paprastai vykdyti. Nors kita vertus, aišku, tom šalim, kurios neturi didelių renginių, sakykime, pas save vykdė, tai gali būti gera proga pasibandyti, sakykime, savo organizacinius gebėjimus ir panašiai, bet nežinau, ar, gal viena kita federacija savarankiškai gali pasaulyje, aš kalbu, surinkti tokią sumą, o šiaip, aišku, čia labai svarbi, sakyčiau, netgi kritinė yra valstybių, vyriausybių, sakykime, parama ir tikrai
nedaugelį valstybių, sakykime, politikai ryžtasi tokių investicijų, sakykime, būtent į tokio momentinio turnyro organizavimo. Jeigu tiesiog paralelės išvest net su ką tik gautu Europos moterų krepšinio čempionatu, tai moterų Europos čempionatas savo įmoka yra dvigubai pigesnis, o trukmė ir dalyvių skaičius yra kelis kartus didesnis. Na, aišku, gal matomumas, sakykime, nėra toks didelis kaip vyrų, bet kokiu atveju, sakykime, mes labai giliai ir plačiai analizavom krepšinio bendruomenės ribose ir, sakykime, net ir su valstybės atsakingais asmenimis, kurie būtent ministerijose atsakingi už sporto biudžetus, nebuvo pritarimo, kad Lietuvoje, sakykime, žūtbūt organizuoti šį turnyrą, plus kad ir istorija tokia, kad labai retai iš principo organizatoriai iškovoja teisę. Na, patiems mums 12 metais teko pereiti visą šitą, sakykime, atrankos etapą Venezueloje ir aišku, tuo metu buvo trys dalyvės išėjo finalininkės ir turbūt dar pusfinalio. Tai yra dėl 3 vietos, kas iškovojo, tai buvo daugiau šansų. Dabar konkurencija iš esmės išaugusi ir vienas dalyvis iš 6 iš tiesų yra didelis iššūkis. Bet bus labai įdomu pažiūrėti burtus. Pačios vietovės, sakyčiau, labai palankios krepšinio valstybės, ir Graikija, ir Latvija, Puerto Rikas, Ispanija, tai be abejo tai bus šventė, o kur jau likimas nuves mus, tiesiog sužinosim šiandien. Na tai kur likimas ar Luol Dengo ranka lems mums nuvykti, mes iš tikrųjų jau šiek tiek ir turime, na kaip sakyti, taisyklės, mūsų tas galimybės, opcijas šiek tiek sumažina, bet neužbėgant įvykiam už akių, dar siūlau visiems prisiminti ir tiem, kas nematė, įsigilinti šiek tiek į būtent burtų traukimo ceremonijos taisyklės, kurias FIBA labai gražiai iliustravo video filme. Tai kviečiu jį dabar ir pažiūrėti. The 4 FIBA Olympic qualifying tournaments are scheduled from the 2nd to the 7th of July 2024. 24 teams will take part. 19 teams have qualified from the FIBA Basketball World Cup 2023, while 5 more teams secured a spot by winning a 2023 FIBA Olympic pre-qualifying tournament in August. They will compete to secure one of the 4 remaining spots at the Paris 2024 Olympic Basketball Tournament and join the 8 teams already qualified. The 24 teams will be divided into 4 Olympic qualifying tournaments with 6 teams each in 2 groups of 3. Only the winner of each OQT will earn a ticket to the Olympic Games 2024. For today's draw, the 24 teams have been divided into 6 pots, with 4 teams each, based on the FIBA World Ranking presented by Nike. Pots 1, 4 and 5 will feed Groups A in each OQT, while Pots 2, 3 and 6 will feed Groups B. The 4 host nations will be immediately allocated to the OQT taking place in their country. They will be immediately drawn a competition number from 1 to 3, defining their position in the respective tournament. The remaining 20 teams will be drawn starting from Pot 1, allocated to an OQT, and then drawn their competition number. In order to preserve geographical balance across the OQTs, the following draw principles will apply. There can be a maximum of 2 European teams in each group, and not more than 3 European teams in each OQT. There can be a maximum of 1 Americas team per group. There can be a maximum of 1 team from Asia and Oceania in each OQT. And finally, a maximum of 1 team from Africa in each OQT. Each time a team will be drawn, the draw software will display the available groups. The team will be allocated to the first available group from the left. The draw is complete when all teams have been drawn in an OQT with their respective group number and the order of games has been determined.
BetSafe kazino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Su Biovelas Tiks nuotykių nestiks. Ir namuose, ir krepšinio kovose Lietuvos rinktinė pergalėms įkrauna Elektrum. Jūs galite mėgautis populiarių mėsainių su sūriu tik už 1,50 €. Apsikeitė rezultatyvinis atakomis rungtynės. Gintaro baldai – oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. Kalnapilis. Numeris 1 nealkoholinis alus Lietuvoje. Rinktinės radijas Radio Centras. Radio Centras. Skamba gerai. EMSI – lietuviškas degalinių tinklas. 45 degalinės Lietuvoje. Mes už Lietuvą. Su Biovelas Tiks nuotykių nestiks. BetSafe kazino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Sveiki sugrįžę. Taigi, esame pirmame burtų krepšelyje su Ispanija, Latvija ir Slovenija. Tai reiškia, kad su šiomis rinktinėmis negalime dalyvauti ir tas reiškia, jog iš galimų 4 vietovių mums tikrai neįmanoma patekti tiek į Latviją, tiek į Ispaniją vykstantį turnyrą. Taigi lieka Puerto Rikas ir Graikija. Kolega, jūsų nuomonė, kuri vietovė jums būtų įdomesnė? Gal pagal potencialius varžovus, aišku, reikėtų žiūrėti. Tai su graikais Graikijoje tikrai būtų sudėtinga žaisti. Bet vėlgi, kaip parodė pastarėjai 2 metai, iš principo vienos rungtynės jos bet kaip gali baigtis. Čia kiekviena komanda su kiekviena susitiks iš esmės po 1 kartą. Tai nebus nei finalinės serijos, nei 2 rungtynių skirtumo. Tai aišku, su bet kuria komanda Lietuva gali žaisti ir prieš bet kurią gali laimėti. Mes šiemet labai aiškiai tą pamatėm. Aišku, sakykime, sudėtingumas gal viso to reikalo yra tai, kad tą vadinamą piką, periodizacijos, sakykime, visą planavimą reikia pasiekti labai greitai. Ir čia treneriam iš tiesų yra gana sudėtinga užduotis jau pirmam pikui paruošti, kada yra olimpinė atranka, o žinant tai, kad iš karto faktiškai už nepilno mėnesio prasidės pagrindinės varžybos, jeigu išeini, tai iš tiesų yra sudėtinga, prisiminkim 12 metus ir iš tiesų ta Roberto Javtoko trauma tuo metu įvykusi, manau, buvo labai stipriai įtakota ir nuovargio. Nes krepšininkam iš principo po sezono iškart be jokio poilsio pereiti į kelių savaičių, maksimum kelių savaičių, gal net mažiau 10 dienų pasiruošimą, labai intensyvų. Tai, sakykime, nei fizinio rengimo, nei tų vadinamų baterijų pakrovimo, sakykime, fizinio rengimo treniruotės jau nebebus. Tai po varginančio sezono ir ypatingai finalinio etapo iš karto šokti į trumpą pasirengimą ir į maksimalios vertės ir sakykime, kainos varžybas, iškart rungtynės, kurios kiekvienos gali kainuoti tau.
Tai yra sudėtingas reikalas ir treneriam, ir žaidėjam, bet, žinot, visiems bus vienodos sąlygos iš principo ir šiuo klausimu turbūt laimės daugiau tos rinktinės, kuriuose žais daugiau NBA žaidėjų, nes NBA sezonas ženkliai anksčiau baigęs ir jie galės būti šviežesni ir panašiai. Sakyčiau, kad Lietuva šiame kontekste tikrai turi pranašumų. Dėl to, kad mūsų pagrindiniai žaidėjai NBA, sakykime, lygoje ir turim gana nemažą pačių žaidėjų pasirinkimą, tai, sakykime, net ir iš LKL žaidėjų galim labai stipriai, net ne vien iš lyderiaujančių komandų, sakyčiau, Ąžuolas, Tubelis, tas pats gali ir kiti. Sunkiau bus su Ispanų lygos žaidėjais, kurie, sakyčiau, Barcelona, Graikija, Baskonija, sakykime, turbūt eis iki galo, bet vėlgi yra ir kitų, ir galbūt jau Jogėla anksčiau baigęs pasijungs. Sakyčiau, tikrai yra pasirinkimo galimybė ir treneriai tiesiog pagal situaciją, mes aktyviai modeliuosim jau tą būsimą komandą kartu su treneriais, stebėsim žaidėjus ir šnekėsime su jais ir yra tikrai labai pozityvių ženklų iš mūsų pačių geriausių žaidėjų suvažiavimo, sakykime, būtent šiais metais. Taip, kad tiesiog reikia faktiškai sulaukti burtų rezultatų ir iš karto pradėti aktyviai dirbti. Prieš pereinant dar į burtų traukimo jau ceremoniją, tai jeigu turnyras Liepos 2-7, tai kada stovykla prasidėtų? Jau teko dėlioti pirmus planus, aišku, norėtų kuo anksčiau, bet Žalgiris, sakykime, pats Kazys Maksvytis turbūt gali baigti apie kokią 15-18 birželio. Tai faktiškai, bent kelias dienas reikia visiems tiesiog nurimti emocijom ir panašiai. Aišku, pati stovykla gali anksčiau prasidėti su tai žaidėjais, kurie laisvi. Ir tas irgi yra variantas, bet, sakykime, net žiūrint į dabartinę sudėtį, gali tai būti, kad visi pagrindiniai mūsų ir treneriai dalyvaus iki galo. Žiūrėsim, bet tikrai rasim sprendimų. Tikrai rasim sprendimų ir šiuo atveju jau dabar kontūrai yra, sakykime, mūsų galvose, bus papildoma informacija šiandien po burtų, jau galėsim konkrečiai, sakykime, šnekėti su žaidėjais, tais, kurie potencialiai gali anksčiau baigti sezonus, kokia rinktinė, pagrindinė, galbūt rezervinės rinktinės dalį, taip pat, sakyčiau, labai sėkmingai pasiteisino tas projektas ir iš rezervinės rinktinės NCAA žaidėjų, sakykime, galbūt NBA neįsitvirtinusių ir panašiai, galima labai sėkmingai pirmus pamatus, sakykime, tos būsimos rinktinės padėti. Tai užmeskime akį į Šveicarijoje prasidėjusią burtų traukimo ceremoniją ir štai dabar FIBA generalinis sekretorius Andrijas Zaklis. Paklausom jo. Very exciting tournament that gave us five teams, some surprises, and then of course the World Cup, our flagship event. We're grateful to Philippines, Japan, and Indonesia. We actually have a representation here today in the House of Basketball. We're debriefing fantastic World Cup. Šiaip galim pakomentuoti kai kurios dalykus. Sakyčiau, netgi kvalifikaciniai atrankos turnyrai galėtų tapti oficialiu olimpiados, sakykime, periodu. Ir tai būtų labai neblogai atrodantis reikalas, sakykime, pačių olimpinių žaidynių dar pakeltų prestižą. Bet tai tu tada sakytum, kad jau olimpiados tvarkaraščiam? Taip, ne. Šiek tiek artinant prie olimpiados ir, sakykime, pirmasis etapas tikrai galėtų būti kvalifikaciniai turnyrai. Kitaip sakant, kaip grupės. Tai jau tų kvalifikacinio dalyvių tampi olimpiados dalyvių? Jo. Kažkaip galėtų tas būti įteisinta. Bet čia jau olimpinį komitetą reikėtų tuo įtikinti. Taip. Olimpinį komitetą, bet visos tarptautinės varžybos, jeigu pasižiūrėsit, jos net dalyvių skaičių auga. Ir tai, sakykime, taptų dar globalesnių reiškinių sportinių. Pažiūrėkit, pasaulio čempionatas, kai tapo 302 komandų, tai iškart patapo centrinių 4 metų faktiškai. Bet aš va čia šitoj vietoj kaip tik savaitgalį su Andrija Zakliu bendraujant mūsų prezidentas kaip tik to paties ir paklausė, ar yra galimybių didinti dalyvių skaičių olimpiadoj.
tai jis kategoriškai pasakė jokių šansų, nes, tarkim, Los Andželo atveju amerikiečiai pridėjo 6 sporto šakas, iš kurių 5 yra komandinės. Ir jis sako, kad tiesiog daugėja komandinių disciplinų ir tas, aišku, kitiem užkerta šiek tiek kelią didintis, matyti tiesiog į kalendorių fiziškai netilptų. Na, už kitas sporto šakas, aišku, sunku šnekėti, bet, pavyzdžiui, jeigu mes galvotume apie Azijos komandų augimą, tokį realų, ir tų rinkų, kurios ypač svarbios krepšiniui, kaip Filipinai tie patys, kaip Kinija ir panašiai, jiems žaisti su geriausiom pasaulio komandom vieną kartą per 4 metus akivaizdžiai yra per mažai. Taip. Nes visus kitus čempionatus jie žaidžia tarpusavį ir ten tokio aiškaus progreso nėra. Kaip mes prisiminkim, kada žaidėm ten pradžioj su to Dream Team ir panašiai, kokiais skirtumais pralaiminėdami ir panašiai. Tik tai žaisdamas su geresniais nuolat gali tobulėti. Pavyzdžiui, iš principo, sakykim, per sportinę prizmę žiūrint, tai kuo daugiau varžymosi būtų Azijos komandom su geriausiam Europos, Amerikos, tuo jos greičiau progresuotų. Nes jeigu taip iš vidaus jau taip Filipinų nuotaikas pasakyti, tai jie planavo, kad bus 10-ukė. O jie į 29 turbūt pagal reitingą ten vietą tik tai pakliuvo. Tai įsivaizduokit, jie nepakliuvo net į kvalifikacinį turnyrą. Tarp kitko, kas labai ženkliai įtakojo arba sumažino, susiaurino FIBOS pasirinkimą. Dėl potencialių organizatorių. Taip, nes Azijoje pinigų yra daug, bet pagal sportinį principą jie nepakliuvo net į galimybės. Filipinai 5 krepšelis. Visgi yra. Labai keista iš tikrųjų, kodėl jie neteko. Kodėl neteikė kandidatūros. Tai 5 krepšelis Filipinai. Bet kokiu atveju jie labai, matyt, pagal reitingą Azijos jie pakliuvo, nes pagal pirmą reitingą pačio pasaulio čempionato jie ten buvo labai žemai. Tai taip, kad Na ir šiandien burtus kaip tik trauks Luol Dengas. Kokie atsiminimai apie šį krepšininką, kolega? Aš atsimenu jį gana neblogai. Jūsų koks? Daug kartų neteko susidurti, bet kai atstovavo Didžiajai Britanijai. Taip, ir čia būtent aš pamenu 2011 metų Europos čempionate Didžioji Britanija dalyvavo ir man atrodo, ar ne pirmoji dvikova ir buvo su UK. Ir ten toks tas visada startinis jaudulys reikėjo pramušti, kol galiausiai pavyko įveikti šią rinktinę. Panevėžyje. Buvo vienas iš tų žaidėjų, kuris, sakyčiau, labai padėjo tvirtus pamatus tam Didžiosios Britanijos rinkos progresui. Ir be jo turbūt aplamai nekalbėtume apie Didžiąją Britaniją kaip tokią pirmus žingsnius kaip rinktinės, sakykime, dedančią šalį. Dabar, aišku, tokios perspektyvos kaip tada jiems nėra. Prašau, dabar jisai čia turbūt papasako savo istoriją. Taigi paprašysim režisieriaus. That was absolutely amazing. But after that, you also embarked on a crazy journey to put your native country, South Sudan, on the basketball map, which you obviously achieved. You took them from playing in a subzone of the AfroBaskets qualifiers to playing the first World Cup ever and qualifying for the Olympic Games. Don't you think that's worth another round of applause if you haven't already? Thank you. Absolutely fantastic. Tell us a bit about this journey. Yeah, after I retired from the NBA, obviously I wanted to be involved with basketball. Throughout my whole career, I was always involved with basketball every summer, whether it's through basketball camps or obviously playing, so I know the game very well. So when I had the opportunity to run for presidency of the Basketball Federation in South Sudan, I took the opportunity to try to put my vision together, to see what basketball can bring to our country and just give an opportunity to, vyksta pristatymo kalbos, noriu paklausti, olimpinėje atrankos turnyre reikėtų sužaisti 4 rungtynes. Tai koks planas būtų, tarkim, dėl draugiškų rungtynių? Kiek čia tas skaičius, jeigu projektuojant į patekimą į olimpinės žaidynės, kad paliktų jėgų, ne viską išvaistyti būtent šitame etape, koks planas būtų?
Manau, kad jeigu pakliūsim į Graikiją, tai 2-3. 2-3. Rungtynės, treneris, aišku, gal apie 2 galvotų. Pasižiūrėsim, kaip minėjau, gal rezervinės rinktinės įtrauksim 1 ar kelias rungtynės. Turim aiškius įsipareigojimus ir prieš rėmėjus, ir prieš transliacijas vykdančias organizacijas ir televizijas. Tai taip, kad šiuo atveju, jeigu jau tektų važiuoti į Puerto Riką, tai faktiškai turbūt rungtynės vyktų tik Europoje. Dėl to, kad perskridimas ir adaptacinis laikotarpis, sakykime, treneriai spręs iš principo, bet jeigu taip 12 metais atsimint, mes žaidėm keletą draugiškų rungtynių Hjustone, berods, ir ten viską pats organizavom, tai šiaip vietos tikrai nebūtų problemų susiras, bet jeigu taip kalbėjom apie varžovus, sakykime, rinktinės, tai tikrai būtų sudėtinga, dėl to, kad visos rinktinės apart to kvalifikacinio turnyro koncentruosis Europoje, kurios žais tuo metu kažką. Na, aišku, yra Amerikoje įvairių ir NCAA, ir NBA galbūt G lygos, sakykime, komandų ir galbūt kažkokį tokį formatą. Šiaip turim daug galinčių padėti žmonių, tiek NBA dirbančių žmonių klubuose, tiek lietuvių, kaip Aurimas Matulevičius, kuris bet kada gali surasti, sakykime, tas galimybės. Ir tikrai dėl pasirengimo sąlygų neturim jokių problemų. Tai 2-3 rungtynės ir aišku. Bet iš tų 2-3 Lietuvos žiūrovai, bent 2 Europoje tikrai žaistume. Bet nebūtinai Lietuvoje. Tai vienas Lietuvoje, dažniausiai su savo kolegom arba varžovai sutariam Lietuvoje ir pas juos žaisti, visi nori namuose bent vieną sužaisti, kažkas į tai, bet manau, kad labai greitų metų paaiškės viskas. O tada dar prie to paties sėkmės atveju patenkame į Olimpiadą, po to vyktų vėl kažkokie tai draugiškos rungtynės, dar būtų vienas ciklas. Prisiminkim vėlgi 12 metus, kada viską praktiškai pragyvenom, tai grįžę, turėjom, man atrodo, savaitę laisvą ir iš karto po savaitės buvo naujas, sakykime, etapas pasirengimo iki Olimpiados. Šitas, sakykime, dalykas, kai turi kitoj laiko juostoj, kitoj klimato juostoj kvalifikaciją žaisti ir po to grįžti į Europą, aišku, nėra paprastas, bet jis jau patirtas ir tame, sakykime, didelių problemų nematysim. Ir tada grįžę bus berods 3 savaitės iki Olimpiados, tai manau, dar keletą rungtynių tikrai ir Lietuvoje, ir svečiuose kažkur tai čia Europoje sužaistume, plus kad bus labai didelė koncentracija komandų, kurios jau atvyks tiek į kvalifikaciją, tiek į jau pačią Olimpiadą ruoštis, tai dėl varžovų jokių problemų nebus. Žodžiu, tas įprastas, tarkim, 10 rungtynių rinktinės ciklas, jisai daugiau mažiau. Taip, jeigu šiandien dar modeliavom, manau, 7 minimum, 10 rungtynių maksimum tikrai bus. Bet čia jau įskaitant ir oficialias kvalifikacinio turnyro rungtynės? Ne, draugiško. Tik draugiško? Nuo 7 iki 10? Taip, nuo 7 iki 10. Na ir matome taip pat FIBA transliacijos režisieriai dar kartą supažindina su burtų traukimo ceremonijos taisyklėmis, tai mes gal tada darom trumpą pertraukėlę ir sugrįšime netrukus į tiesioginį eterį. BetSafe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Su Biovela Stix nuotykių nestiks. Ir
ir namuose, ir krepšinio kovose. Lietuvos rinktinė pergalėms įkrauna Elektrum. Jūs galite mėgautis populiarių mėsainių su sūriu tik už 1,50 €. Apsikeitė rezultatyvinės atakomis rinktinės. Gintaro baldai – oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. Kalnapilis. Numeris 1 nealkoholinis alus Lietuvoje. Rinktinės radijas Radio centras. Radio centras. Skamba gerai. EMSI – lietuviškas degalinių tinklas. 45 degalinės Lietuvoje. Mes už Lietuvą. Su Biovela Stix nuotykių nestiks. BetSafe kazino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Sveiki sugrįžę, ko gero netrukus prasidės jau tikroji burtų traukimo ceremonija, taigi žvilgsnis į ekraną. Spain. So Spain will be playing obviously in Valencia in Group A. Spain have played at every Olympics since the year 2000. They were silver medalists in 2008 and 2012 and won a bronze medal in 2016. With the competition number 3. Then we move to the second host. Latvia. So Latvia will play in Group A in Riga. Latvia are in the FIBA Olympic qualifying tournament field for the first time after reaching the quarterfinals of the World Cup and finishing 5th. With the competition number 3. So then we move to the third host. Greece. So Greece will play in pairs in Greece, obviously, in the Group B. Greece have played in the last 4 FIBA Olympic qualifying tournaments and have been successful once, when they hosted an Olympic qualifying tournament in 2008. With the competition number 2. And then we go with the last host. Puerto Rico. So Puerto Rico will play in San Juan in Group B. Puerto Rico participated in the last 4 FIBA Olympic qualifying tournaments. They last played at the Olympics in Athens in 2004. With the competition number 2. So now we can start with the pot 1, with the last 2 remaining teams from this pot, and pot 1 will feed groups A. Slovenia. So Slovenia will be to the first group, will be allocated to the first group available, which is in Greece, in Group A, in Greece. Slovenia claimed the Olympic qualifying tournament title in 2021 to earn a spot in Tokyo and take part in their tenais dvi Graikijos komandos pagal taisyklės, dvi European iš grup. Jo. Pirmas. Mes į Puerto Rico. Slovenija. Gana greit paaiškėjo. Bus labai intriguojanti. Lithuania. So Lithuania will be playing and allocated in Puerto Rico in Group A. Lithuania played at the 2012 Olympic qualifying tournaments and claimed the spot for the London Games. They missed out on Tokyo and are eager to earn and return to the 2024 Olympics. Turnyrą Taivane, turim tikrai gerus ryšius. So now we can move to pot 2, and pot 2 will feed groups B. Sakyčiau visai neblogai. Poland. So Poland will be allocated to the first available group, which is in Spain, in Group B. Poland hosted one of the FIBA Olympic pre-qualifying tournaments and won all 5 of their games to clinch a spot
in this Olympic qualifying field. With the competition number 2. Taip, tai pas mumis pirmas, ketvirtas, penktas. Tai ketvirtas, penktas. Italy. Kroatų So negalim Italy turėt. will go and play in the only available group here, which is in Puerto Rico in Group B. After falling to Croatia in 2016, Italy made a dazzling run to the Tokyo Games, winning the last Olympic qualifying tournament in Belgrade. With the competition number 1. And then the last team in pot 2. Atsiprašau, Italiją praleidau. Į kurį? Brazil. Puerto Rico? So Brazil will go and play in Riga, Latvia in Group B. Brazil played at the 2012 and 2016 Summer Games, but barely missed out on the Tokyo Olympics in 2021 after losing in the final of one of the Olympic qualifying tournaments. With the competition number 1. Then we can move to pot 3. And again, pot 3 will feed Groups B. Finland. So Finland will play in the first available group, which is Spain in that case, in Group B. Finland will play in the FIBA Olympic qualifying tournament for the first time. Their last Olympic appearance was at the 1964 Tokyo Games. I'm not With the more competition than number 3 1. in each tournament. Okay. Tai mes dar galėjom į Graikiją patekti. Mes pilnai galėjom. Jo. Taip. Dabar jau mūsų burtai išskiria. Dabar jau taip. Montenegro. So Montenegro will be drawn and allocated to Latvia in Riga in Group B. Montenegro were 11th at this year's FIBA Basketball World Cup in Manila and will participate for Tai the first Latvija time at a stipriausia iš FIBA antro OQT. krepšelio, gal With the Brazilija. competition number 3. And then the last team from pot 3. Plius Juodkalnyje. Nu, tai va, čia, ko gero, braliukų varžovai. Dominican Republic. So Dominican Republic will be in the last available group, which is Greece Imperials in Group B. The Dominican Republic were 14th at the recent World Cup and will play in the FIBA OQTs for the third time after taking part in 2012 and 2021. With the competition number 3. Then we move to pot 4, and pot 4 will fit the groups A. Taip, dabar jau mūsų varžovai. Georgia. So Georgia will go to the first available group according to the principle. It will be in Riga in Group A. Georgia played at the FIBA Basketball World Cup for the first time Libanas this arba year. Meksika They will now mums make a būtų first appearance in a FIBA OQT. puiku. With competition number 1. Zelandija tokia neprognozuoja, iš tikrųjų. Pasaulio čempionate įdomiai kovėsi. Taip, stiprus buvo, geriau būtų Meksika. Lebanon. So Lebanon will be allocated to the first available group, which is in Spain in Group A. Lebanon played at the FIBA Olympic qualifying tournament in Athens in 2008. The Cedars are looking to claim their first Taip, labai appearance daug iš in the principo Olympics. taisyklių. The competition number 1. Traukus. Libanas. Niekas dar neaišku. Tai viskas tada. Dabar žinosim, turbūt čia bus mūsų varžovai. New Zealand. Jo, Zelandija. So New Zealand will be allocated to the first available group. Here again, it will be in Greece in Group A. Taip, mes Meksika. All Blacks are trying to clinch an Olympic berth for the first time since the 2004 Athens Games. They played at the FIBA OQTs in 2008, 2012, and 2016. With the competition number 2.
And the last team from pot 4. Mexico. Mexico. So Mexico will be allocated to the last available group A, which is in Puerto Rico, San Juan. Mexico played at FIBA Olympic qualifying tournaments in 2016 and 2021. They last played at the Olympics in 1976 in Montreal. With the competition number 1. Now we move to pot 5, and pot 5 will feed once again the groups A. Filipinai būtų puiku mums, jeigu taip pasižiūrėjus į galimus varžovus. Na, dar galim Kroatiją Philippines. So Philippines will be allocated to the first available group. In that case, due to the principle, it will be in Riga in Latvia in Group A. The Philippines hosted one of the 2016 FIBA Olympic qualifying tournaments in Manila. They last played at the Olympics in 1972. With the competition number 2. Angola. Dramblio kaulas. Kroatija. Angola. Angola. Kur? So Angola will be allocated to Spain in Valencia in Group A. Palauk, Kroatijos mes tikrai negausim. Mes galim dar gauti. Kodėl? Trys Europos komandos gali būti visame turnyre. Supratau. Tai lieka dabar Dramblio kaulas ir Kroatija. Bet į B turbūt grupę. Puerto Rico. Côte d'Ivoire. So Côte d'Ivoire will be allocated to the group in Puerto Rico in Group A. Based on the principle, this is the only group available. Côte d'Ivoire will take part in a FIBA OQT for the first time after competing at the World Cup this year. Į A grupę, tai mūsų tikrai iki playoffų susitikimas su Meksika ir Dramblio kaulu. Sorry, there is just a few things. It should be like competition number 2. Then we move to the last, I would say, team from pot 5. Tai jau žinom pirmuosius 2 varžovus. Pirminės reakcijos, kolega? Geros nuotaikos. Matau džiugesį. Croatia. Tikrai geri varžovai. So Croatia will be allocated to Greece in Group A. Berods išeina, taip. Taip, Croatia won the FIBA Olympic pre-qualifying tournament in Istanbul this year to gain a spot in the OQT field. Ir tada, with the competition number 3. Aišku, po gero įsibėgėjimo, šiemet, sakyčiau, parodė, kaip svarbu tas įsibėgėjimas. Jeigu lyginant pernykštį, čia kur pradė sunkiai, šiemet, tai buvo iš tiesų labai geros komandos ir komanda labai gerą ritmą pagavo ir iš tikrųjų ėjo iki pat faktiškai ketvirtfinalio. Ketvirtfinalio čia, aišku, daug daugiau buvo. So Bahamas will be allocated in the first available group, which is in Group B in Spain, Valencia. The Bahamas were a huge success story this summer when they won the FIBA Olympic pre-qualifying tournament in Argentina. The country has never played in an OQT before. With the competition number 3. Kreipsimės į Lietuvos išeivius Amerikoje. Šiaurės Amerikoje. Šiaurės Amerikoje ir visoje Amerikoje turbūt, kad suformuot labai stiprų palaikymą, nes netgi moksliškai yra įrodyta, kad sirgaliai prideda nuo 5 iki 9 taškų. Maždaug tokiam tas emocinis fonas vis tiek yra labai svarbus. Mūsų grupės paskutinė komanda. Competition number 3, but here should be competition number 2 as we reversed, I would say. Bahrain won the FIBA Olympic pre-qualifying tournament in Syria to clinch a place in the OQT field for the first time. But this will be number 3, competition number 3. Komanda šitam kontekste. Na tai ko gero iš B grupės galima turbūt prognozuoti Italija, Puerto Rikas, pirmos 2 vietos. Be jokios abejonės. Šeimininkai italai pagal reitingą, pagal pasiekimus. Aišku, kad komandos emociškai tokios labai priklausančios sėkmė. Bet čia aš tokias, atsiprašau, kolega, pertrauksiu, tokias paralelės išvelgiu, gal vis tik įvyks tas mūsų norėtas susitikimas su Italija.
Su Italija mes jau turim labai karčios patirties. Teisingai, su olimpiada susijusių tikrai visokių patirčių su Italija turi. Italai, taip, labai emocijomis paremta komanda ir ypatingai tą dieną jiems tikrai gerai krenta, taip krepšinio terminais šnekant, labai sudėtinga juos įveikti, bet kita vertus, tai tikrai įveikiama komanda. Puerto Rikas, visiškai amerikietiško stiliaus komanda, su ta pačia filosofija, galim pasakyti ir visą kitą, bet vėlgi yra metodikos, kaip žaisti prieš tokias komandas ir aš esu tikras, kad treneriai tas metodikas puikiai taiko ir įrodė jau, tai sakyčiau, burtai tikrai neblogi. Grįžtam dar gal trumpai į transliaciją bendrą. As we see here at the OQT in Spain, in Group A, we have Lebanon, Angola, and Spain. In Group B, Finland, Poland, and Bahrain. Bahamas, I'm sorry. Moving on to OQT Latvia, in Group A, Georgia, the Philippines, and Latvia. In Group B, we have Brazil, Cameroon, and Montenegro. Moving on to the OQT in Greece, we find in Group A, Slovenia, New Zealand, and Croatia. In Group B, Egypt, Greece, and Dominican Republic. Moving over to the OQT Puerto Rico, Group A, Mexico, Cote d'Ivoire, Lithuania, and Group B, Italy, Puerto Rico, and Bahrain. All right, so we look forward to seeing some action on the field, obviously, with some top players from around the world. I hope you're just excited as we are. Thank you. Turiu prispažinti, tikrai buvo nemažai įtampos, nors absoliučiai niekas nepriklauso nuo to, kaip mes besirgtumėm ir beplotumėm ar belaikytumėm špygas ar kumščius. Tai kolega, kaip suprantu, burtų rezultatais esate bent jau pirminė reakcija patenkinti. Burtai duoda tikrai geras galimybės patekti į olimpiadą. Tikrai taip. Aišku, nereikia jokio čia nusiraminimo, to, kad yra Italija, yra šeimininkai Puerto Rikas ir visą kitą, bet dabartinė situacija rodo, kad tikrai geros galimybės. Tai čia labai svarbu tas. Žvelgiant šiek tiek dar noriu į Latvijos grupę. Iš tiesų, braliukai, kurie čia praeitą savaitgalį šventė šimtmetį Latvijos krepšinio federacijos šimtmetį, organizuoja tokį turnyrą, tikrai skambus žingsnis iš jų pusės ir varžovai Gruzija, Filipinai, Brazilija, Kamerūnas, Juodkalnija. Kokios broliukų galimybės? Manau, kad investicija pasiteisino bent jau burtų kontekste ir visos absoliučiai komandos yra pilnai įveikiamos Latvijom. Aišku, jeigu jie žais taip, kaip šiemet žaidė. Sakyčiau, kad aplamai Latvijų traktavimas kaip labai stipraus varžovo bus visai kitoks. Latvijai nebuvo nei favoritai šiemet ir ypatingai po posringio traumos. Ir prisiminkim, kokioj psichologiniai būklėje jie buvo prieš čempionatą. Ir jie ėjo, vabank, visiškai, be jokios atsakomybės. Iš principo visa Latvija buvo susitaikius, kad jie tiesiog parvažiuos po pirmo etapo ir graži istorija tuo pasibaigs. Ir daug sėkmės, sakykime, labai irgi tam reikale buvo. Tai linkim, aišku, jiems kvalifikuotis į olimpiadą, nes kiekvienai šaliai tai didžiulis krepšinio pakilimas ir panašiai. Manau, kad viskas Latvių rankose. Taip, iš tiesų, Žagarsas, Arturs Žagars šiuo metu su trauma labai rimta. Įdomu, ar įmanoma per tiek laiko atsistatyti? Manau, kad žiūrint į Rimanto Kaukieno patirtį, ko gero įmanoma. Ir tikrai, kaip ir sakai, visos galimybės. Ne, tai dar Latvijų ir posringis turbūt bus. Taip, teisingai. Ir daug pagalbos iš kitų žaidėjų. Nors, aišku, namuose žais nėra paprasta, reikia tai irgi pripažinti, bet prie savų žiūrovų, aišku, energijos ir lūkestis yra didesnis. Tai didžiausios sėkmės Latvija.
Kągi, darome trumpą pertraukėlę ir po jos pamėginsime susisiekti su Šveicarijoje esančiu Lietuvos vyrų rinktinės direktoriumi Žydrūnu Vilenčiku. BetSafe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Su Biovela Stix nuotykių nestiks. Ir namuose, ir krepšinio kovose Lietuvos rinktinė pergalėms įkrauna Elektrum. Jūs galite mėgautis populiarių mėsainių su sūriu tik už 1,50 €. Apsigaitė rezultatyvinis atakomis rinktinės. Gintaro baldai – oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. Kalnapilis – numeris 1 nealkoholinis alus Lietuvoje. Rinktinės radijas – Radio centras. Radio centras. Skamba gerai. EMSI – lietuviškas degalinių tinklas. 45 degalinės Lietuvoje. Mes už Lietuvą. Su Biovela Stix nuotykių nestiks. BetSafe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Taigi, sveiki sugrįžę į tiesioginę Energiją pergalėms transliaciją ir dabar bendraujame su Šveicarijoje esančiu Žydrūnu Vilenčiku. Labas, Žydrūnai, kokios pirmosios reakcijos po burtų traukimo ceremonijos? Apskritai, kaip jie vertintum? Gerai organizuotas renginys? Labas vakaras. Dėl burtų tikrai šį kartą yra smagu, nes pastaruosius kelis kartus buvo tie burtai tokie nepalankus. O šį kartą iš tikrųjų tos komandos, tiek Meksika žinoma komanda, Italai, Puertorikai, su visomis esame žaidę, su visomis galima žaisti. Kalbant apie patį renginį, tai jis organizuotas buvo FIBA būstinėje, renginys gražus, praėjo jisai greitai, tai sakant, tie burtai pavykę. Na ir su kolega Mindaugu prieš transliacijos metu būtent ir kalbėjom, tuo atveju, jeigu tektų rungtyniauti Puerto Rike, galimai galime turėti ir problemų su varžovais dėl logistinių paprasčiausių priežasčių. Tai kaip tau jau dabar piešiasi paveikslas būtent tų draugiškų kontrolinių rungtynių tiek Europoje, tiek galbūt jau Šiaurės Amerikoje, kokias čia galėtum vizijas pasakyti? Tai čia turbūt didžiausias ir iššūkis yra, kad kelionė ilga ir laiko skirtumas. Didžiausias iššūkis yra susirasti varžovą pasirengimo rungtynėms. Nes tiek Dominika, tiek Brazilija greičiausiai tuo metu, kai mes keliausime į tą pusę, bus Europoje. Tai žiūrėsim, bandysim dėlioti tvarkaraštį, kažkiek koreguoti turbūt ir taikytis prie esamos situacijos. Na, laiko turim, su Žydrūnu jau daug iššūkių veikia, aš net nebejoju, kad ramiai padirbėję surasim varžovus kartu. Aišku, Žydrūnui teks nuvažiuoti į Puerto Riko prieš viską paruošti, bet jau Žydrūnas išmaišęs visą pasaulį, visur nuo Brazilijos iki Filipinų rengęs pasirengimus, tai esam ramus dėl to ir svarbiausia, kad, sakyčiau, patys varžovai yra, šiai dienai, galim taip sakyti, įveikiami.
taip nereikia galbūt per daug perdėtai džiaugtis ir panašiai, bet tai, kaip ir Žydrūnas sako, yra pavykę burtai ir tai geras pirmas žingsnis. Ir aš dar norėčiau pridėti, kad prieš transliaciją būtent su Žydrūnu ir kalbėjom ir aš jo klausiau, nes aš buvau tikras, kad Žydrūnas jau ne kartą yra buvęs Puerto Rike, bet paaiškėjo, kad vis tik Puerto Rike Žydrūnas dar nėra buvęs. Tai klausimas tuomet, ar yra planas site visitingo, ar iš FIBOS bus organizuojamas tų kiekvienos lokacijos apžiūra, kur tu vyktum, inspektuotum ir galėtum įvertinti mūsų laukiamas sąlygas. Ar jeigu FIBA to neorganizuos, ar mes tą darysim, tai koks čia šio klausimo situacija, Žydrūnai? Kol kas informacijos iš FIBOS neturim dėl šito, bet manau, kad ir jei nebus organizuojama, manau, tikrai teks apsilankyti, pasižiūrėti, įsivertinti sąlygas ir žinant, kaip sakant, kadangi turim patirties Venezueloje, tai būtina aplankyti prieš tai ir net prieš vykstant komandai, netgi pačiam teks vykti dieną, dviejomis anksčiau. San Juanas, gal tu kolega buvai? Ne, neteko būt, bet pats Puerto Rikas, aišku, negali lyginti su Venezuela. Ir mentaliteto prasme, ir šalies, sakykime, išsivystymo prasme, tai, sakyčiau, saugi, civilizuota šalis ir jie patys skaito vieną iš Amerikos valstijų save ir visą kitą, tai neteko matyti jų infrastruktūros, iš tikrųjų, kurioje salėje žais ir panašiai, bet bus labai gera galimybė vėl suburt mūsų išeivijos visą bendruomenę, būtent Puerto Rike ir aišku, atkartot, pavyzdžiui, Kiolnio atmosferos bus labai sunku, kai 7000, bet aš jau dabar norėčiau pakviesti visus išeivijos lietuvius Amerikos, sakykime, Centrinės Amerikos ir Pietų Amerikos rinktis būtent Puerto Rike Liepos pradžioje. Tai bus puikiai proga visiems pasimatyti. Kągi, ačiū Žydrūnai, ko gero teko jau bendrauti ir dabar jau žinant rezultatus turbūt dar daugiau bendrausi su kitų federacijų atstovais, tai ačiū dar kartą už skirtą laiką ir kągi, gero vakaro ir gerų pokalbių ir lauksim dar įdomesnių ir konkretesnių žinių apie būsimą rinktinės pasirengimą olimpiniam kvalifikaciniam turnyrui. Ačiū, gero vakaro. BetSafe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Su Biovela Stix nuotykių nestiks. Ir namuose, ir krepšinio kovose Lietuvos rinktinė pergalėms įkrauna Elektrum. Jūs galite mėgautis populiarių mėsainių su sūriu tik už 1,50 €. Apsiginti rezultatyvimis atakomis rinktinės. Gintaro baldai – oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. Kalnapilis – numeris 1 nealkoholinis alus Lietuvoje. Rinktinės radijas – Radio centras. Radio centras. Skamba gerai. EMSI – lietuviškas degalinių tinklas. 45 degalinės Lietuvoje. Mes už Lietuvą. Su Biovela Stix nuotykių nestiks. BetSafe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
Sveiki sugrįžę į tiesioginę transliaciją, čia Energija pergalėms ir ką tik stebėjome burtų traukimo ceremoniją, po kurios paaiškėjo, kad Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė olimpinę kvalifikaciją turės praeiti Puerto Rike kartu su Meksika, Dramblio kaulu, Italija, šeimininkais Puerto Riku ir Bahreinu. Ir transliacijos pradžioje žadėtas komentaras su Kaziu Maksvyčiu. Dėja nepavyksta mums jo sulaukti dabar studijoje, tai tikrai vyriausiojo trenerio komentaras apie burtų traukimo rezultatus pateiksime į artimiausių metų. O mes su kolega Mindaugu Balčiūnu turbūt atsisveikinam linkėdami tikrai įdomios mūsų laukiančios krepšinio vasaros. Taip, galim pasakyti, kad jau sulaukėm žinutės iš Karlos Arojo ir jis džiaugiasi, kad mes atvažiuosim ir mes tikrai neliūdėm. Taip, perspektyvos geros, darbas prasidės jau rytoj, jau šį vakarą iš tikrųjų, dėl to, kad Žydrūnas... Nebejoju, kad Žydrūnas jau pradėjo tą darbą. Taip, sužiūrėti varžovus ir pirmi kontūrai paaiškės arba bus pristatyti jau, sakyčiau, sausį ir pradėsime aktyviai rinkti sirgalių palaikymą būtent Puerto Rike. Tai sakyčiau, kad gerom nuotaikom baigiam transliaciją. Tai tuo ir užbaigsim. Ačiū kolegai, ačiū Žydrūnui, ačiū visiems žiūrėjusiems ir iki pasimatymo kitą kartą. Viso. BetSafe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Su Biovela Stix nuotykių nestiks. Ir namuose, ir krepšinio kovose Lietuvos rinktinė pergalėms įkrauna Elektrum. Jūs galite mėgautis populiarių mėsainių su sūriu tik už 1,50 €. Apsikeitė rezultatyvimis atakomis rinktinės. Gintaro baldai – oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. Kalnapilis – numeris 1 nealkoholinis alus Lietuvoje. Rinktinės radijas – Radio centras. Radio centras. Skamba gerai. EMSI – lietuviškas degalinių tinklas. 45 degalinės Lietuvoje. Mes už Lietuvą. Su Biovela Stix nuotykių nestiks. BetSafe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.